Sveiki visi, šiandien pakalbėsim apie logotipą, jo kūrimą, jo esmę ir ką pasirinkti. Taigi likite su manim ir pradedam. Taigi, kaip ir kiekvienas iš mūsų, tikriausiai, kuris susimastė apie verslo pradėjimą, pirmiausia pagalvojo apie pavadinimą ir apie logotipą. Aš, kaip jau esu minėjęs praeitom video, dar užpraeitom, tai nutraukiu viską, ką dariau ir pradėsiu iš naujo su nauju logotipu, su naujų pavadinimu ir visa kita. Kodėl tai padariau? Todėl, kad kaip ir daugelis tikriausiai pakliuvau į savo pačio spastus, kadangi pavadinimą padariau kaip produktą, o ne brandą. Ta prasme, prekės ženklą. Tai yra labai svarbu suprasti, ko jūs norite. Jūs norite turėti prekę, ar jūs norite turėti prekės ženklą. Prekės ženklas yra Nike, Adidas, Apple ir visi kiti, ką tik panorėsit, visi pavadinimai. O prekė yra tas pats iPadas, tas pats iPhone'as, su kuriuo dabar filmuojam, Canon aparatas ir visi kiti dalykai, kompiuteris ir visa kita. Bet ne esmė yra tame, kad tai yra labai svarbus dalykas, kadangi nuo to, kaip jūs pasivadinsite, labai daug priklausys, ką apie jūs galvo žmonės pamatę pirmą kartą jūsų ženklą. Jeigu jūs pasivadinsite, kaip dauguma pasivadina ten Jonas Jonaitis, Pranas Pranaitis įmonė, ar ten Šalkalvis, ar namų ūkio meistras toks ir anoks, tarkim, nagų meistrė Živilė, blakstienų meistrė Janina, dar kažkas ir taip toliau ir panašiai. Tai bus prekė. Tai yra prekė, nes jūs esate ta prekė, jūs darote savo darbą ir jūs atstovaujate tą prekės ženklą, kuris yra, sakykime, daugiau prekė. Tai va, o jeigu jūs norite, sakykime, kurti prekės ženklą, tai tada reikia pradėti nuo pavadinimo ir tuomet tas pavadinimas atsispindės jūsų logotipe. Aš pakeičiau pavadinimą ir logotipą susikūriau pats. Šį kartą nusprendžiau įsigyti visas profesionalias programas, kokios tik įmanoma, Adobe ir visas kitas. Pasižiūrėjau, kas yra pasaulyje populiaru, kas kaip, ir tiesiog susikūriau patį paprasčiausią superstiernė, kas iš norvegiškai išvertus reiškia superžvaigždė, ir brandas. Viskas paprasta ir elementaru. Pirmiausia, kodėl taip sugalvojau, nes pirmasis pavadinimas buvo papuošalai ir ta prasme tai būdavo, jau žmogus pamatęs pavadinimą iš karto suprasdavo, kad tai yra papuošalai, ir Norvegija yra tokia konservatyvi šalis, kur vyrauja ten 3-4 pavadinimai ir labai sunku įeiti į rinką su pavadinimu, kuriame yra prekės vardas ar pavadinimas, prekės pavadinimas gal daugiau. Ir čia iškyla tokia dilema, kad reikia tada suprasti, kad pradedi ieškoti, kodėl nėra pardavimų, o tada pradedi žiūrėti į konkurentus, ir visi konkurentai, visi tokie mažus smulkūs verslininkai, maži svajotojai kaip aš esu, visi pasidaro tą patį dalyką ir pasivadina ten papuošalai, ten Helen papuošalai, Maren, Karen, Stine, dar kažkas, bet visą laiką yra papuošalai pavadinimai. Ir jų yra begalės, yra šimtai, yra tūkstančiai, ir visi daro tą patį, ir norim kažko pasiekti ir tapti kažkokiu tai unikalesniu dalyviu šito viso, reikia galvoti kažką naujo. Mes gyvename laikais, kai visa reklama, viskas eina tik tai per socialinius tinklus, sakykime, Facebooką, Instagramą,
TikTokus ir visus kitus, ten X, ten tas Twitteris buvęs ir Snapchat, visur, visi YouTube'ai, visa kita. Tai nėra paslaptis niekam ir labai svarbu turėti gerą, patrauklų logotipą, kuris trauktų akį iš toli ir turėtų esmę, prasmę, dar kažką tai, kad pritrauktų žmogų iš toli. Tarkim, iš toli galima pamatyti Apple produkciją, Nike, Adidas, Hummel, Samsung ar dar visų kitų pačių populiariausių prekės ženklų, vien jau iš jų logotipo. Man labai daug teko daryti, keisti netgi ir su tuo buvusiu pavadinimu logotipų. Aš juos susigalvodavau pats, bet man juos padarydavo žmonės, vadindami profesionalais. Ir pirmiausia, tai yra kaina. Jeigu jūs susidūrite su logotipo kūrimu, kaina yra beprotiškai sunki ir kainuoja tūkstančius, bent jau šimtus Lietuvoje, nuo 100 eurų ir į viršų, priklauso nuo komandos ar nuo kūrėjo sugebėjimo gal parduoti save daugiau negu nuo rezultato ar kažką tai. Ir čia susidurime su labai daug dalykų, kurie naują verslą suvaro į tokį dalyką kaip lėšų trūkumas. Taigi yra labai daug galimybių susikurti labai gerą prekės ženklą ir logotipą. Galbūt reikėtų jums susirasti žmogų, kuris pakonsultuotų jūs apie prekės ženklą, apie logotipą, apie jo kūrimus, apie visą kitą, kad ta prasme žmogus jums paaiškintų kas, kaip ir ką. Aš galvoju, jeigu jums pasižiūrėt bent jau iki čia, ar jums reikalingas logotipas ar jo kūrimas, tiesiog pakomentuokite apačioj, galėsim susisiekti, pabandysiu palikti savo socialinius tinklus, kad susisiektumėte ir mes galėsime aptarti apie logotipo kūrimą, galbūt ir susitarsim dėl kūrimo, pasižiūrėsim, jeigu tai bus įdomu, tai galbūt ir apsiimsiu. Ir ta prasme, kad supraskit, kad visa tai yra labai svarbu ir čia pirmiausia yra pradžia. Pradžia vardas, logotipas, visi socialiniai tinklai, žinomumas, visa kita. Ir nenumokite į tai ranką, nes tai lems jūsų arba sėkmę arba nesėkmę, kas labai daug priklauso ir nuo pavadinimo, ir nuo prekės ženklo, nuo logotipo, nuo visko. Kuo jūs profesionaliau tai padarysite, netgi jeigu jūs būsite mažas meistras ar nagų meistrė, blakstienų, dar kažkas, tai statybininkas ar dar kažkas, tai vis tiek, kuo jūs patraukliau save pateiksite, tuo daugiau sėkmės bilietukų ištrauksite. Taigi šiam kartui tikriausiai tiek ir jeigu kils klausimų dėl logotipo kūrimo, jeigu norėsite, kad aš jums sukurčiau logotipą dėl pavadinimo, mes galim susisiekti, susirašykite, parašykite man į Instagramą, aš paliksiu savo ir jeigu reikės, mes galim susisiekti, susiskambinti per Messengerius, per Skype'us, kaip jums patogiau, WhatsApp'ą turiu ir galime pasikalbėti, sutarti, kaip kas viskas vyksta. Iš karto pasakysiu, kad galbūt kažkokią ar sumą paprašysiu, ten nedidelę, ne tai, kad pradedančiam, bet pasižiūrėsim, susitarsim. Žodžiu, rašykite ir manau rasim sprendimą gerą ir naudingą mums abiems. Tiksliau, ieškosim sprendimo, kuris būtų naudingas jums, aišku, ir kad būtų naudingas man. Taigi, šiam kartui tiek, iki pasimatymo ir iki.